Jėzui Kristui, sveiki prisijungę į Kūno teologiją paprastai. Tinklalaidė, kurioje remdamiesi išlaisvinančių Švento Jono Pauliaus II mokymu, per pokalbius gilinsimės į tikrąjį kūną, jo grožio ir paskirties supratimą. Su Kūno teologija susipažinsime tęstinai, kiekviena laida įves į sekančią, todėl kviečiame klausytis nuo pirmos laidos iki paskutinės nuosekliai dėl jūsų pačių geresnio suvokimo. Šiandienos temos pirmapradis nuogumas ir žmogus kaip dovana. Labas, Valentinai. Labas, Neda. Tai pradedam nuo to pirmapradžio nuogumo. Mes žinom, kad Adomas ir Ieva, kai buvo sode, jie buvo nuogi, bet to nesigėdijo. Tai kaip tai įmanoma? Nes mes dabar, tai, kai būname nuogi, tai įprastai gėdėjomės prieš kitus žmonės tokie pasirodyti. Taip, čia yra iš tikrųjų slėpinys. Mums tą patirti būtų labai sunku ir manau tikrai nėra įmanoma iš karto prie to prieiti. Bet kūno teologija padeda žmogui rasti įrankius, kaip sugrąžinti tą tyrą matymą kito žmogaus. Ir iš tikrųjų Mato Evangelijoje Jėzus per kalno pamokslą sako palaiminti tyra širdžiai, nes jie regės Dievą. Aš kai pirmus kartus skaičiau tuos palaiminimus visus, man atrodė, kad čia apie būsimąjį gyvenimą, apie dangų, kur visi tie žmonės, kurie arba taip stropiai dirbo dėl Dievo karalystės, arba tie, kurie kentėjo čia žemėje, jie savo atpildą gaus danguje. Bet tyra širdumas, galima pasakyti, leidžia regėti Dievą ir čia žemėje. Ir to įrodymas iš tikrųjų yra pirmųjų žmonių patirtis. Tas faktas, kad jie buvo abu nuogi ir nesigėdėjo, kaip Jonas Paulius II sako, parodo į tai, kad jie buvo šventi. Ir sako, kad su žmonėmis į pasaulį kartu atėjo ir šventumas. Kodėl? Nes šventumas yra pasirinkimas ir vieninteliai, kas turėjo laisvą valią, buvo žmonės. Ir mes matome tai ir per tą faktą, kad jie pasirinko nuopuolį po to, ne? Pasirinko nuodėmę. Bet prieš tai jie rinkosi šventumo. Taigi jų viens kito kūno matymas nebuvo apribotas kūno. Kūnas nebuvo stop taškas. Ta prasme, jų regėjimas nebuvo kažkaip limituotas to. Bet kūnas labiau buvo toks, sakykime, gydas į gylį. Jie kūne, per kūną matė asmenybės pilnatvę. Tai jie žvelgia giliau, sakykime, į tai, kas yra, taip grubiai tariant, už kūno, ne? Kokia ten asmenybė yra paslėpta. Ir jie matė žmogų, kaip Dievas matė. Nes prisimenam, kas parašyta pirmojame skyriuje, ne, kad Dievas viską apžvelgė ir pasakė, kad tai yra labai gerai. Tai galima sakyti, kad ir jie taip pat matė pasaulį. Sukurti pagal jo paveikslą ir dar neturintis nuodėmės to efekto. Jie matė pasaulį ir viską vertino gerai. Ir tada galim prisiminti, ką Žaltys siūlo moteriai, sako, tavo atsivers akys, jeigu suvalgysi šitą vaisių ir tu tapsi kaip Dievas. Dėl to Dievas nenori, kad tu valgytum šitų vaisių. Tada man Žalčiui klausimas, ar jie nebuvo kaip dievai, nes jie jau matė kaip Dievas viens kitą. Ir viens kitame matė Dievo paveikslą. Ir taip pat jie buvo saugus. Jautėsi saugus, ne? Nes buvo visiškas pasitikėjimas ir žinojo, kad kitas manimi nepasinaudos. Tai yra, aš matau jį taip, kaip Dievas jį mato,
ir jis mane mato, kaip Dievas mato. Nes jie dar neturėjo nuodėmės patirties, tokios apčiopiamos, ir jie net tikriausiai ir neįsivaizdavo, kas yra tas išnaudojimas. Neturėjo tokio sužeisto žvilgsnio į kitą. Taip ir neturėjo to žvilgsnio patirties, dėl to ir nelabai kažkaip pergyveno, kad vat aš čia nuogas ir mane kažkaip čia pamatys. Ane? Ir patys nežiūrėjo to pažeistų žvilgsnių. Ane? Ir Jonas Paulius II taip pat teigia, kad visas kūnas buvo kaip veidas. Dabar mes asmenį pažįstame labiausiai iš veido, kaip jis reiškėsi pagal mimiką ir panašiai, bet tada jie visame kūne matė asmenybės apreiškimą. Ir dėl to nebuvo to geidulingumo, kuris yra priešingas tam dieviškajam matymui, nes jie matė asmenybę, o ne vien tik tai kūną kaip objektą, ne mano pasitenkinimui ar dar kažkaip. Tai galima teikti, kad iš tikrųjų kažkas buvo prarasta, nes jie matė, sakykime, pilniau. Jų žvilgsnis nebuvo apribotas fizinio regėjimo, bet į fizinį regėjimą buvo integruotas ir dvasinis regėjimas. Mes dabar dėja to nematome, tačiau Kristus ir kitoje vietoje Mato Evangelijoje mus šaukia būtent tą regėjimą praturtinti, ne? 25 skyrius 40 eilutė, jis kviečia visuose matyti jį patį, kur sako, kad kai buvau alkanas manęs nepavalgdinot, kai buvau nuogas neaprengėt, ane? Tai jau matome, kad raktas į meilę krikščionišką yra kitame matyti Kristų. Ir taip pat pridedu, kad kitą matyti kaip visą asmenybę, o ne vien kūną. Tai pradžioje, iki pat nuopuolio, gal galėtum pasakoti tada, kaip Adomas ir Ieva elgėsi vienas su kitu, kai jie dar neturėjo tokio sužeisto žvilgsnio. Tai yra koks jų santykis buvo, ne? Jo, koks buvo jų santykis. Tai Jonas Paulius II jų santykį apibūdina kaip savęs dovanojimą, abipusę. Mhm. Ir iš tikrųjų tas kilo iš žmogaus unikalumo kūrinijos atžvilgiu, ką turiu omeny. Viskas buvo sukurta iš nieko, ne? Iš nieko atsirado kažkas. Ir tai yra būdinga visai kūrinijai. Tačiau žmogaus unikalumas yra tame, kad jisai gali tai suvokti. Aš žinau, kad manęs kažkada nebuvo ir kad aš atsiradau. Ir aš suprantu, kad tai yra dovana. Man padovanojo kažkas mano gyvybę. Bet ir tai nėra pabaiga. Žmogaus unikalumas eina dar toliau. Jis gali atkurti tai. Kaip ir minėjom, kad kai sutuoktiniai tampa tėvais, jie tampa ir bendrakūrėjai su Dievu. Tai reiškia, kad ir jie iš nieko, beveik iš nieko, taip sakykime, ne, gali sukurti naują žmogų. Tai ta dovana yra nuo pat pradžių su pirmais žmonėmis. Tai kad jie buvo sukurti, paimkim pradžią vyrą, nebuvo jis sukurtas, jis suvokė visos kūrinijos dovaną, kad jam buvo suteiktas visas pasaulis ir jo paties gyvybė, tada Dievas jam suteikė moterį, ne, vėl dovana, ir jų vienybė jau yra dovana, ir jie suvokė tą dovaną, ir jie, kurie yra sukurti pagal Dievo paveikslą, jie pradeda atspindėti jį tame, kad gyvena pagal Dievo paveikslą, būdami viens kitam dovana. Jie liūdėjo, sakykim, apie tą, kuris juos sukūrė. Ir jų kūnas yra irgi liudytojas šito. Nes jie kūnų būtent ir myli. Per kūną gali išgyventi tą dovaną viens kitam, ane, tą vienybę. Ir dėl to, sakykim, ir nebuvo jiems
pavojaus dėl to, kad yra nuogi abu, ne? Nes jie žinojo, kad jie yra dovanos viens kitam, o ne kažkas, kas turi būti pagrobta, paimta, išreikalauta ir panašiai. Bet tai, kas yra dovanojama laisvai, žinojo, kad aš esu laisvas, kitas žmogus yra laisvas, aš esu laisvas dovanoti ir priimti, kitas žmogus yra laisvas dovanoti ir priimti. Tai vėlgi čia yra Jono Pauliaus antrojo terminas dovanos laisvė. Tai taip galima apibūdinti jų tą pirminį santykį. Ir taip pat paprašysiu dar 2 ištraukas perskaityti, kurios mums padės suprasti dar giliau tai. Iš dokumento Gaudium et Spes 24.3. Žmogus – vienintelis kūrinys žemėje, kurio Dievas norėjo dėl jo paties. Gali visiškai atrasti save, tik nuoširdžiai save atiduodamas. Ir iš Luko Evangelijos 17 skyrius 33 eilutė. Kas stengsis išsaugoti savo gyvybę, tas ją pražudys, o kas ją pražudys, tas ją atgaivins. Taip. Matome, kad svarbu dovanoti save ir tai daryti nesavanaudiškai, kaip Kristus minė, ne? Ką reiškia, kad išsaugoti savo gyvybę. Tai čia apie save galvoti, o ne apie kitus. Tai reiškia, nėra pasiaukojimo, o dovana tai yra auka. Ne? Kažką atiduodu, reiškia, pas mane kažko mažiau, pas kitą daugiau, vien dėl to, kad aš atidaviau. Ir taip pat galim čia žvelgti to tyro žvilgsnio, galima sakyti, šaknį ir mums įrankį, kaip jo pasiekti. Rašo, kad Vatikano dokumentas rašo, kad Dievas norėjo žmogaus dėl jo paties. Ir čia vienintelis kūrinys. Nes žinome, kad visa kita yra sukurta žmogui, o žmogus vien dėl jo paties norėjo. Ir tada į žmogų, jeigu žiūrime ir savo sakome, jo Dievas norėjo dėl jo paties. Reiškia, negalim šito žmogumi naudotis. Kad jis ne dėl manęs sukurtas. Taip, ne dėl manęs yra sukurtas. Ir ne dėl to, kad jo naudotųsi, bet kad jis būtų laisvėje. Ir jeigu Dievas jam suteikia laisvę rinktis, kas aš toks, kad aš tą laisvę žaisčiau? Kas aš toks, kad spręsčiau vietoj jo, ką jis turi daryti, ne? Ar tenkinti mano poreikius ar ne, ir panašiai. Ir tame yra tikrai visiškas žmogaus orumo aukštis, ne? Taip pat parašyta, kad gali visiškai save atrasti tik nuoširdžiai save atiduodamas. Kitaip galima išversti dovanodamas, ne? Tai čia yra apie tą tapatybės paiešką žmogaus. Ir bažnyčia teigia, kad kai save dovanoji, tik tada gali atrasti save. Ir pirmieji žmonės tą žinojo. Jie tą žinojo ir tą vykdė. Ir dėl to jie buvo tokie santarvėje ir su savimi, harmonijoje, nes jie tą žinojo ir tą darė. Ir jeigu kalbėsim apie lytinį aspektą, ne, kas su kūnu susiję, tai jie suvokė savo kūno vaisingą galią, nes Dievas jiems suteikė palaiminimą vaisingumui, kad jie daugintųsi. Ir tikriausiai matė ir tai, kaip tai gyvūnai darė, ne? Gal net jau matė, kaip gyvūnai gimdo, ne? Nes mes žinome, kad pati moteris nepagimdė iki nuopuolio. Tačiau jie buvo laisvi nuo savo kūno lytinės prievartos, ne, kaip sakom, lytinis potraukis. Gali biškai neįgiamai skambėti, nes potraukis reiškia kažkas traukia, ne, kažkokia prievarta yra. Tai jie to neturėjo. Ir dėl to tas pirmapradis nuogumas galėjo būti, nes nieks neverčiamas, ne. Ir matome taip pat, kad ne tik prokreacija buvo svarbi lytiniuose santykiuose, ir iki šiol ne vien jinai yra svarbi, bet ir vienijantis aspektas.
reiškia savęs dovanojimas ir meilės parodymas. Nes kita vertus, jeigu būtų vien prokreacija svarbi, tai tada privalėtų būti kažkokia kūno prievarta, kad būtų užtikrintas žmonių rūšies išlikimas. Jeigu tai nebūtų susijęs su meilė ir savęs dovanojimu, tada būtų kitaip. Tai vėlgi matome, kad jie buvo laisvėje. Ir čia Jonas Paulius vėlgi kalba apie tokį dalyką kaip santuokinę kūno prasmę. Ir mes ką tik apie ją girdėjome iš dokumento ir Evangelijos ištraukos. Kad santuokinė kūno prasme yra ta, kad žmogus yra sukurtas save dovanoti. Ir kad gali save atrasti tik tame. Ir kad tame jisai išpildo iš tikrųjų savo būties egzistencijos prasme. Ir gali save tame atrasti. Skamba labai kaip pašaukimo klausimas. Tarsi, kur esu skirtas savirealizuoti per tarnystę. Absoliučiai. Taip, pašaukimas nėra klausimas ar tarnauti ar ne, yra klausimas kur tarnauti. Šeima yra irgi tarnystė. Ir sunki tarnystė. Reikalaujanti daug pasiaukojimų. Kaip ir celibatas. Ir viengungystė irgi. Čia yra viskas nukreipta į tarnystę. Bažnyčia nekelia klausimo, ar tau reikia tarnauti. Ne tik kelia klausimą, kokiu būdu Dievas kviečia tave tarnauti. O kad kviečia tarnauti, tai 100%. Va. Ir kai pamatė pirmasis vyras pirmąją moterį, ne, tai jo mintise nebuvo, o, kažkas, kas mane mylės. Ne, čia buvo, o, kažkas, ką aš galėsiu mylėti. Nes meilė pirmoje vietoje yra davimas. Taigi meilė yra auka ir dovana. Ir kuo didesnė yra kaina sumokama už tą dovaną, sakykime, ir auką, čia ne tik apie pinigus kalbu, bet ir apie laiką, pastangas ir panašiai, to didesnė meilė yra parodoma ir to labiau jaučiasi meilė tam žmogui, kuris ją parodo. Ir iš tikrųjų meilė, jeigu tai yra dovana ir auka, tai reiškia yra duodama tai, ko kita pusė neturi. Nes kitaip tai nėra dovana, ne? Ir tada gali kilt klausimas, jeigu Dievas viską turi, jeigu jis yra pilnatvė, kaip mes galim jį mylėti. Ir čia kviečiu klausytojus susimastyti. Ir atskleisiu tokią paslaptį, kad Dievas yra ribotas tame, kad jis pats save apriboja. Ką turiu omeny? Jis apriboja save mūsų laisvę. Reiškia, kad jis neveikia prieš mūsų laisvę ir visada mus palieka laisvus. Ir tokiu būdu Dievui galime duoti savo laisvę ir tuo jam parodyti meilę, nes duodame jam tai, ko jis neturi, ir tokiu būdu duodame jam kažką brangaus, nes laisvė yra tikrai brangi ir jis jos neturi, mūsų laisvės. O kodėl jis taip padarė? Nes marionetės negali mylėti. Jeigu mes neturėtume laisvos valios, tai mes būtume, nežinau, kažkokie zombiai su praplautais smegenimis ir tokie nieko nematantis gerbėjai, vergai ir panašiai jo. Bet meilė yra pasirinkimas. Dėl to Dievas mus sukūrė, jeigu pagal savo paveikslą, reiškia ir laisvus, kad mes tą meilę galėtume pasirinkti. Ir celibatas irgi yra meilės forma ta prasme, kad pasirinkama nedovanoti žmogui kitam, bet padovanoti Dievui, ane? Tai yra, kad dėl dangaus karalystės žmogus atsisako realizuoti savo tą santuokinę kūno prasme santuokoje žemiškoje, bet atsiduoti pilnai Dievui ir jam dovanoti savo šitą susilaikymą, taip sakykim.
Tai žmogaus kūne galima teigti, kad yra dovanos laisvė, bet kokiame pašaukime. Ir yra toks žodis ekstazė, kuris pasako apie labai kažkokį didelį pasitenkinimą, malonumą ir panašiai, ne? Net narkotikas yra pavadintas taip. Bet pažvelkime į tai, ką reiškia originalus žodis iš graikų kalbos ekstasis. Tai reiškia išėjimas iš savęs. Tai su narkotikais tikriausiai yra tokia patirtis, kai jautiesi už savo ten kūno ribų ar dar kažkaip, ar kažkur protas išeina už savo ribų ir ten jau visiškai kitose dimensijose ir per tai jį taip pamėgo kūrėjai, menininkai. Bet mes teigiame, kad pirmieji žmonės buvo ekstatinėse sąlygose, ne per tai, kad jie narkotikus aiškus vartojo, bet, kaip sakė vienas vienuolis, kad jų tapatybės taškas buvo už jų ribų. Reiškia, kad jie savirealizacijos ieškojo ne savyje, kaip gali mums pasakyti tas žodis savirealizacija ir taip klaidingai mus biškį nukreipti, bet ieškojo to pagal santuokinę kūno prasmę, o reiškia per dovaną. Tai reiškia, kad pirmojo vyro tapatybės taškas buvo moteryje, tai kad jis realizavosi per tai, jog dovanoja save jai. Tas pats ir su moterimi, ne? Jos tapatybės taškas buvo irgi už jos ribų. Ir tai buvo rojus. Tai buvo tas tobulas malonumas, nes mes esam tam sukurti. Taip pat galime pastebėti tai ir kūrinyje. Popiežius Pranciškus pastebi, kad gamtoje viskas yra irgi tokia nesavanaudiška schema daroma. Sako, kad vanduo neneša, tai yra upė neneša vandens savo. Medžiai neaugina vaisių savo, gėlės kvepia irgi ne savo ir viskas daroma dėl kito ir tada ta ekosistema jinai taip tobulai veikia ir gamta yra tokia mums graži ir patraukli ir taip mes ją žavimės, nes jinai atspindi Dievą, kuris irgi ne dėl savęs, bet dėl kitų. Ir mes irgi tam esam pašaukti, kur mes veikiam dėl kito. Ir tame bandom save rasti, tame dovanojame, o ne tai, kad aš būsiu savo čia vienas. Ir net kokia realizacija yra, jeigu aš už savo ribų neišeinu. Jokios veiklos nėra tada, ne už savo ribų. Nebent kažkoks mąstymas ar dar kažkas. Tai kalbėjai nemažai apie, kaip turbūt sakysiu, savirealizacija kitame žmoguje. Taip. Tai tada, kaip suprantu, tarkim, turiu formuoti santykį, kad suprasčiau, kas toks esu. Tai turi omeny? Galime ir taip pasakyti, jo, nes sakėme, kad Dievo paveikslas atsispindi žmonių bendrystėje. Tai jeigu nekuriu santykio, jeigu nesu bendruomenėje, aš ir nesuprasiu, kam esu sukurtas. Ir liksiu tikriausiai toje pirmapradės vienatvės stadijoje, kur vis vadinu tos gyvūnus, suprantu, kad nesu tas, bet nepereinu prie pirmapradės vienybės, kur suprantu, tai vat kas. Tai tas egoizmas, jisai tikrai trukdo savęs suvokimui, savo tapatybės radimui ir laimiai. Tai ačiū tau, Valentina, už pokalbį. Su džiaugsmu. Ir noriu prieiti prie namų darbų dalies. Tai namų darbams siūlome būtent padaryti rankų darbo dovaną kitam žmogui. Tai parodyti meilę kitam per savo kūną, per kūno darbą, padarant kokį nors, nežinau, gal sugalvosit ką padaryti, bet pavyzdžiui, man patinka labai rašyti laiškus,
Tai laiškai irgi puikiai yra rankų darbo dovana. Ir kad per tai galėtume kažkaip praktiškai mokytis rodyti meilę, taip sąmoningai būdu. Tai pasiūlau atsižvelgti į žmogų. Tai yra kažką rankomis daryti, nebūtinai tai, kas man patinka ir kad aš tai gerai darau, bet pažiūrėti, o kas žmogui patinka, kas jam būtų gerai ir tada apie jį labiau galvoti. Jeigu tai sutampa su to, ką aš mėgstu daryti, super. Bet kviečiu tiesiog pagalvoti apie tą kitą žmogų. Ir iki kito karto. Pasimatysime Eucharistijoje.